Sveiki gyvi, sveiki gravel nuotykių sekėjai. Šiandien epizodas apie tai, kaip pasiruošti ir važiuoti blokadą ar kitas varžybas, tam, kad parodyt gerą rezultatą, tam, kad užimti aukštą vietą dalyvių lentelėje, arba galbūt net paimti vieno segmento, o gal ir visos trasos karūną Stravoje. Taigi, visų pirma ir svarbiausia, jeigu bandote pretenduoti į Stravos karūną blokadoje ar kitose varžybose, ypač virtualiuose, tai būtinai, ką turit padaryti, tai turite minti trasą iki tol, kol jos nėra minęs nei vienas drakonas ar top 1 iš Giedriaus Šenkaus velo reitingo, nes kitaip šansų greičiausiai visiškai nebeliks. O dabar apie reikalus ir kitus svarbius dalykus, kaip paruošti save ir dviratį prieš startą. Dviračio setapas. Viskas turi būti lengvai. Nusiemate visas nereikalingas tašas, pasilikit lemputę, mirksiuką, kamera, pompa, CO2 balionėlius, slėkus galite kišti į galinę kišenę. Nepamirškit, blokada vyksta Vilniuje, visur gali atvažiuoti uošvis arba išsikviesit Boltą, jeigu jau labai prireiks. Tikrai užteks vienos gertuvės. Nepamirškit pasikrauti perjungėjo bateriją, pasikrauti kompiuteriuką, pasitikrinkite, ar užsikrauna jame trasa. Susireguliuokite padangų slėgį. Nežinau, galite pagal savo patirtį, pagal dangą, pagal viską yra visokių online kalkuliatorių. Silka Tire Pressure Calculator, Wolf Tooth Tire Pressure Calculator. Neperpuskite per daug, nepasilikite per mažai. Pasidarykite taip, kad jums būtų komfortiška ir dviratis važiuotų greitai. Oro prognozė. Irgi labai svarbu. Pasižiūrėkite temperatūrą, vėją, jo kryptį, stiprumą. Nes jeigu minant netikėtų išklūps lietus ar daužys vėjas, greičiausiai gero rezultato gali ir nebūti. Ir geriausia planuokit taip, kad antra trasos pusė būtų pavėjui, nes turėsite mažiau jau jėgų, bet vėjas pusė nugarą bus lengviau važiuoti. Arba jeigu trasa miškinga, tai žiūrėkit, kad būtų palankus vėjas atvirose vietovėse. Visų pirma, reikia būti gerai pailsėjus, gerai išsimiegojus, o ne atakuoti trečią dieną iš eilės. Poilsis visa ko pagrindas. Rezultatas tikrai bus geresnis, jeigu būsite gerai pailsėję, gerai išsimiegoję, nepersivalgykite prieš startą. Geriausia yra lengvi angliavandeniai, 2-3 valandas prieš startą, neapkraukit skrandžio, nes jeigu atakuosite trasą, tai kraujas bus subėgęs į raumenis, nes reikia raumenis aprūpinti deguonimi, skrandis sustos, negalės virškinti, bus sunku minti. Taigi, rekomenduoju tiesiog paprastos baltos duonos 2 skrebučiai su uogiene ir jūs pasiruošęs. Pavalgyti tikrai spėsite įveikę trasą. Daug svarbiau yra hidratacija. Tai geriau 1-2 valandas prieš važiuodami išgerkite pusę litro ar daugiau vandens su elektrolitais. Paruoškite organizmą. Likus valandai iki starto visada galite išgerti puodelį juodos kavos. Tai kaip tik per valandą organizmas įsisavins ir startuojant kofeinas bus aukščiausiame lygyje, tai jums bus tikrai į naudą. Pakalbėkime apie geliukus. Tai geliukai yra greiti angliavandeniai. Šaukite vieną geliuką 10 minučių iki starto ir pasiimkite valandos varžyboms irgi porą geliukų. Vieną pusiaukelėje, vieną link pabaigos. Paskutinis geliukas gali būti su kofeinu. Irgi duos papildomo šviežumo ir naudos. Apranga labai svarbu. Rinkitės pagal orą. Šiandien oras puikus. Apsirengiau trumpą aprangą. Labai gerai. Pagaliau trumpa apranga. Neperkaisiu. Organizmas ventiliuosis, bus jam lengviau pašalinti perteklinį karštį ir bus žymiai lengviau minti. Būtinai šalmas, akiniai. Galvą turite vieną, akis turite 2, saugokite jas. Žalia šviesa, man reikia važiuoti. Trasos reikia, lietuviškai apžvalga, susipažinimas. Irgi, čia be klausimų, visada pravažiuokit 1-2 kartus prieš atakuodami laikui. Kodėl? Todėl, kad jau žinosite trajektorijas, kur galite greičiau važiuoti, bet svarbiausia dėl savo paties saugumo. Trasos visada būna pavojingų, smėlėtų vietų, šakningų vietų. Blokado yra ten toksai rybiškių kalneliuose ir prie Liepkalnio smėlėtas descendas. Galima varyti greit, bet reikia žinoti tinkamą trajektoriją. Labai svarbu yra taimingas, kuriuo dienos metu ar vakaro ar ryto metu
važiuosite. Todėl, kad blokada vyksta urbanizuotose teritorijose, kiemai, mašinos, žmonės, vaikai. Tai blogiausias metas yra ryte, kai visi važiuoja į darbą, vakare, kai visi važiuoja iš darbo. Ir dar yra vienas blogas metas per pietus, kai vaikai grįžta iš mokyklų ir varo į kiemus. Štai tik mano gerbėjas persikėtas Aurimas Matkevičius man papupsėjo. Jisai iškart suprato, kad aš filmuoju epizodą ir jis į jį pateks. Jaučiu važiuodamas dabar siunčia man žinutę, kaip linki man sėkmės blokadoje. Ir Aurimai, atvaryk ir tu, visai apsileidai. Tai grįžtam prie taimingo, nors yra labai blogas taimingas pietų metas, kai vaikai grįžta iš mokyklų ir visi lekia į kiemus su savo paspirtukais, dviračiais, riedlentėm, kamuoliais ir panašiai. Tai aš renkuosi tokį metą tarp 11-12 arba tada kokią gal apie 3 valandą, manau, dar geras laikas turėtų būti. Tai pravažiavę trasą iš anksto, iš vakaro geriausia, galite surasti ten netikėtų surprizų. Pavyzdžiui, vakar važiavau patikrinimą, staiga vienoje vietoje pradėjo remontuoti kelią, kur Liepkalnio ten pilnų greičių leidėsi žemyn ir visas kelias užtvertas, pristatyta tvorų, reikia tokių išdubasintų skaldos gabalų važiuoti per dešinę, tai greitis ten 800, galima sudužti. Neužilgo jau startas, laikas startuoti, bet čia kol važiuoju filmuoju, nesugebėjau normaliai apšilti. Dėl to dar 20 minučių apvažiuosiu tokį ratuką. Svarbu ne tik ramiai pavažiuoti, padaryti porą sprintų reikia. Gal kokį intervalą 2-3 minučių, aktyvuoti visas raumenų skaidulas, visas skirtingas grupės. Tik tai taip bus pasiektas geriausias rezultatas. Kol apšilinėju ir varau link starto, rekomendacija dėl starto procedūros. Nėra čia jokios procedūros. Svarbu startuoti iš eigos. Tai čia aš jau pradėjau greitėti tam, kad starto liniją kirsti maksimaliu greičiu ir su inercija nuvažiuoti tolyn. Iškart galiu išlošti kokių 10-15 sekundžių, negu atsistoti prie starto ir bandyti startuoti nuo nulio. Jeigu važiuojant trasą koks nors atsitinka, ten nukrito grandinė, atsisuko pedalas, nežinau, dar kas nors, pametėt akinius, nepanikuokit. Sustojat, ramiai susitvarkot ir važiuoju toliau, nes jeigu pradėsit panikuoti, sugaišit žymiai daugiau laiko. Saugumas trasoje. Būkite visada labai budrus, nežiūrėkit savo panosim, žiūrėkit visada 30, 30, 50 metrų į priekį. Taip nereiks tikėtis, o tiksliai žinosite, kas jūsų laukia. Pavyzdžiui, kaip ir čia grandinė nutiesta, žiūrėtum į kompiuteriuką panosim, tai skristum iškart per vairą. Daroma iškart vieni spąstai. Taigi, saugokit save, saugokit kitus, gerbkite aplinkinius, šūktelkite, švilptelkite iš tolo, praneškite, kad važiuojat, pralenkdami padėkokit, kad pasitraukė ir praleido. Vienas iš geriausių vėjo indikatorių yra kylantis lėktuvai. Jie visada kyla ir leidžiasi prieš vėją. Tai dabar aš grįžtu į startą, reiškia mano startas irgi bus prieš vėją į tą pačią pusę, kaip ir kyla lėktuvai. Taigi, apšilimas padarytas, grįžtu link starto. Viskas, užsidėjau kamerą, pabandysim filmuoti važiavimą ir pamatysite įdomesnės trasos vietas. Va, į startą. 5, 6, 7, 8 ir iš eigos. Taip, reikia pradžio neperspausti. Taip, galėja buvo. Bet kadangi minu prieš vėją, geriau biškį dėdėti prieš vėją, o pavėjui pailsėti. Galės sportininkų nėra. Priekį mačiau nuvažiavo Darius išdropsi su kažkuo. Pabandysiu pasivyti. Vyrai visai neskubėjo. Kaip ir sakiau, žiūrim į priekį. Stebim duobės, mašinas, žmonės, liūtis. Atleidžiam. Nice. Nustatom, nustaikom. Nice. Check. Posūkis į dešinę, gal iš kairės pusės.
džiaugs reikalai. Žiūriu į priekį, ar nėra kamščių, nes tam bus sankryža. Reiks į kairę, mašinų pirmenybė. Taip, gera trajektorija tiesia, dideliu greičiu. Daug mašinų, nežinau, kaip jam prašok reiks. Ir nėra. Išvažiuoju. Iškart išsiemu kairę pusę. Čia bloga trajektorija. Kelią maksimaliai. Žinot, vieną bėgį, nes paskui reiks. Nestatau, sutarpatiniu. Labai gerai. Full gas. Važiuojam paskui ant kam bėgį. Stojas. Labai gera trajektorija gausi, saugomės akmenų. Čia pavojinga vieta, tvora, dešiniai nesimato. Aš saugausi ir stabdau. Nors yra posūkis. Blokada čia niekada nebūna, bet jau nemanau. Taip, dešiniai nėra, matau. Kairiai nėra faunų. Visai neblogai. Ant 30 važiavau. Tai galva pakėlus matosi. Aukštiems. Pauliau, tu atsargiai, žiūrėk. Spjaudinos segmentas. Ten vos kalnai išspjovė. Nu, čia blogiausia vieta dabar. Savo. Pataikėt. Jums pasisekė. Pataikėt. Gal čia taip. Saugom galvas, kaminom atleidžiam, plačiai siaurai. Vėl stopjuosta, vėl akmenis. Sargiai prašokam. Tai yra. Tam pilna mašina.
Darau šaligatvį. Statęs tą tvorą ant kelio. Čia. Aha. Ačiū. Labai gražaus. Žmonės nevaikščia. Opa, fainiausia vieta. Centras. Gal geriau negu vakar. Давай, iki galo. Biškį rekaverį 5 minutės. Taigi, finišas blokadoje. Labai svarbu nesustoti, nenugriūti negyvam. 5 minutės cool down raidą, nes kai širdis daužo ant 200, jeigu sustosit, gali užkalt. Čia kaip lėktuvas, jisai nesustoja nuo 800 iki 0. Tai leiskit širdžiai pavarinėti kraują, išvaryti laktatą nafik ir tada grįžkite ir nusifotografuokite, nusifilmuokite, nes turbūt čia yra svarbiausia raido dalis. Parodyti Stravoje, parodyti socialinės tinkluose savo draugams, kad pramynėt blokadą, perduot linkėjimų Giedriui Čenkui ir laukti sekančių renginių. O taip pat treniruotis, nes treniruotis yra visako pagrindas. Tai va, varau ant kalno, sustabdysiu raidą, pažiūrėsiu, kas gavosi. Finišas blokadoje yra Karūna, bravo, nors trumpam. Paturėsiu, pabūsiu su Karūna, leidžiasi lėktuvas, daug triukšmo, iki susitikimo ant Gravel. Godspeed!